Jei šis klausimas kelia tokias dramas, tai iš vis nieko negausi. Viskas, gana. Pažįstama? Kai vaiko klausimą ar galiu keičia o ar galiu du, o dar vėliau o kodėl? Ir kai mes patys prarandame kantrybę ir visiškai nesvarbu, ar kalba eitų apie antrą porciją ledų, papildomą žaislą ar dar vieną pyrago gabalėlį. Mes susierzinam ir nukertam iš galios pozicijos. Ką svarbu šitoje situacijoje suprasti, tai atpažinti, kad mes jau išėjome į galios kovą ir mokėti laiku ir oriai iš jos atsitraukti. Aš žinau, kad jūs mokate pakovoti, bet noriu pasiūlyti, išbandyti kitą būdą, kaip spręsti problemas ir konfliktus demokratiniu ir empatiniu būdu. Jei vaikui yra daugiau negu 4 metai, karštoj situacijai sakykit, matau, kad šis klausimas mum abiem kelia įtampą, aš irgi pradedu pykti, o klausimą noriu spręsti teisingai mum abiem. Todėl siūlau pasikalbėti apie tai artimiausiam šeimos pasitarime. Norite daugiau sužinoti apie tai, kodėl vaikai mus išprovokuoja galios kovoms? Kaip reaguoti tokiu būdu, kad konfliktų mažėtų, o nedaugėtų? Visą sistemą ir krūvą veikiančių receptų sudėjau vieną paskaitos įrašą, nuorodą komentare.